Labas vakaras, malonu visus matyti. Mes žinoma, kaip ir priklauso profesionaliam renginiu, kad renginys yra profesionalus, jau žinot vien iš to, kad yra papkė. Šitą papkę reiškia, kad renginys yra itin profesionalus ir dėl to mes madingai kelias minutės privalom vėluoti. Jis vyksta Lojotekoje ir jeigu turit potencialią galimybę suklysti, tai nieko bendro su šunimis neturi, kaip sakė vienas komentatorius. Šitas pavadinimas yra kildinamas nuo jėzuito Ignaco Lojolos, kuris beje prie mūsų taip pat čia ir prisijungs. Tikrinau tik tai jūsų budrumą, be abejo. Ignacas Lojola negalėtų šiandien čia būti, niekaip jisai yra užstrigęs Vilniaus kamščiuose, tiesiog parašė žinutę, cituoju, soriuks nepaeis šiandien. Tai kalbėsim apie pranašus, Biblijos pranašus šiandien. Dar įžangai paskirsiu aš kelias minutės, bet irgi, kai girdite tą žodį pranašas, galbūt jums asocijuojasi tai su delfinu, tas, kuris spėdavo futbolo varžybų rezultatus, arba aiškiaria vegevanga. Tai irgi ne apie tai, taip pat ir ne ekstrasensų mūšio filmavimas šiandien čia vyks, bet kalbėsime apie Biblijos pranašus, bandysim suprasti, kas jie tokie yra, kodėl jie yra svarbus ir kodėl yra svarbios galios ir teisingumo temos. Aš esu Laurynas Jacevičius, apologetika.lt platformos kūrėjas, būtų galima ją pavadinti propagandinę, jeigu turėsit, galite patikrinti, pažiūrėti, kas tai yra. O šiandien vyks taip pat irgi, nepabijokim to žodžio, tarp konfesinė diskusija tam tikrą prasme, galbūt tai skirsis šiek tiek nuo ir kitų jau buvusių Vilniuje šios knygos pristatymų, bet šis renginys yra paremtas, be abejo, daktarės Ingridos Gudauskienės biblistės knyga Biblijos pranašai šiandienai, galia ir teisingumas. Ja galėsit įsigyti ten, galbūt jau tai padarėte, jeigu tai padarėt, galėsite gauti ir parašą vieną ar kitą. Ir kalbėsimės ne tik apie ją, bet ir apskritai apie Biblijos pranašus kaip tokius. Kitas diskusijos dalyvis yra evangelikų reformatų kunigas Tomas Šernas, taip pat tikriausiai visiems puikiai pažįstamas. Tai sveiki, malonu būti su jumis kartu. Prašom mąstyti taip pat ir apie savo klausimus. Galbūt jums kažkokiu kils šį vakarą, norėsit juos užduoti. Jeigu busit nedrąsus, galite šnabždėti, nes bandysit tada išgirsti kažkaip, bet po renginio, ne visai po renginio, bet po mūsų diskusijos, kuri truks apie valandą, dar apie 15 minučių mes galėsim paskirti klausimams ir juos galėsit užduoti visiems prelegentams. Aš bandysiu per daug nesikišti, moderuosiu šitą vakarą, bet taip pat buvau paprašytas kažkiek ir savo trigrašiai įterpti karts nuo karto, tai pažiūrėsim kaip gausis, bet iš tikrųjų bandysim kažkiek atsipalaiduoti irgi ir padiskutuoti iš esmės. Tad jeigu jums leidus, prisėsiu ir galėsim pradėti šio vakaro klausimų aptarimą. Šiaip knyga labai įdomi, aš vakar ją baigiau skaityti, nenoriu pradėti kažkaip pernelyg anksti, kad viskas man nepasimirštų. Tikrai praplečia mąstymo horizontus, aš beje esu iš evangelinės tradicijos, bet Lietuvoje būčiau laikomas netradiciniu evangeliku. Kunigas Tomas yra tradicinis evangelikas, jau turi laiptelių, yra aukščiau ir daktarė Gudauskienė yra katalikė. Ir nesuklydau. Ne? Tai tam tikrą prasme tarp konfesinė diskusija tikrai turėtų ir pavykti. Ir tas, kaip knyga praplečia tos horizontus, bent jau man asmeniškai, aš pasidalinsiu trumpai savo patirtimį ir po to eisim prie klausimų. Tai pirmiausia, apie tą žanrų įvairovę Biblijos pranašuose. Aš žinojau, kad Biblija yra sudaryta ne tik iš daugelio knygų ir iš įvairių žanrų, aš ją skaitau praktiškai kasdien jau apie 10 metų, bet kad Biblijos pranašuose, jų knygose dar yra viduje tų požanrių įvairiausių. Tai aš tikrai nesitikėjau. Vienas iš labiausiai nustebinusių variantų buvo, kai Michėjo knygoje skaitome, jūs minėjote tokia kaip ir pranašų ir netikrų pranašų, antipranašų diskusija arba pranašų propagandininkų. Ir šiaip skaitant, nelabai tu to ir pastebėsi, kol tau neparodo. Ir tada labai keistai viskas skaitosi tas tekstas, tu nelabai supranti net, ką su juo reikia daryti. Tai tikrai horizontai, ta prasme bent jau man tikrai buvo atverti. Kita vertus, kilo daug ir įvairių klausimų, kurios būtų irgi įdomu panagrinėti. Ir tie kai kurie klausimai buvo tiesiog klausimai, o kiti buvo galbūt ir iš tam tikrų konfesinių ypatumų kylantis klausimai, pavyzdžiui, dėl žmogaus laisvės ir panašus tokie dalykai. Tad pirmasis mano klausimas, nors
Būtų galima klausti, kodėl pasirinkot šitą knygą rašyti, bet kadangi aš esu profesionalus vedėjas, tai aš taip neklausiu. Nes pasirinkot šitą temą todėl, kad pranašams jinai yra svarbi, galia ir teisingumas. Tai paklausiu taip, kodėl galia ir teisingumas šitos temos pranašams yra itin svarbios? Tai tikrai labai įdomiai paklausit. Labas vakaras pirmiausia visiems. Labas vakaras Laurynai, labas vakaras Tomai. Ir visi čia susirinkusieji. Pranašams šita tema, sakau tema, nes galia ir teisingumas yra vienos, galima sakyti, temos dvi pusės. Na, aišku, turėtume dar ir apie gailestingumą čia kalbėti, bet įskaičiuota, sakykime. Kodėl pranašams svarbu kalbėti, ta prasme, jų skelbime iš tikrųjų daug dalykų randame apie galią ir teisingumą, dėl to, kad jie nėra, kaip jūs pats čia šmaikščiai įvesdinot, kažkokie tai iš burtininkų pasaulio žmonės, bet labai realūs savo laikmetyje gyvenę žmonės, jautę visų kailių, kas vyksta aplink juos, ir jiems buvo ne vis vien iš tikrųjų buvo ne vis vien kokie procesai sociume vyksta, ar ne? Ir tada, žodžiu, natūraliai, kas atsitinka, natūraliai jie pradeda kalbėti apie tam tikras duobes sociumo, o ten, kur duobės, ten dažnai yra piktnaudžiavimo galia proveržiai įvairūs. Ten, kur duobės, kur žmogaus kryčiai, ten yra patiriamas neteisingumas ir panašūs dalykai. Tai iš tikrųjų trumpai atsakant, nes daug prirašiau, ar ne? Ne tiek jau mažai. Žodžiu, taip, jie stovi kojomis labai tvirtai įsirėmę į žemę, mato, kas aplink juos vyksta. Taip pat jie yra tikėjimo bendrijos žmonės, ar ne? Jaučia tą religinį jausmą, turi kartu su savo tauta. Ir kuomet jie turi tą religinį jausmą, taip, yra sandoros bendrijos žmonės. O kita vertus, mato tai, kas vyksta realiame gyvenime, kas vyksta politikoje, tarptautinėje politikoje, krašto vidaus politikoje, kas vyksta ekonomikoje, teisėje ir visuose kituose dalykuose. Jie ima tais religiniais svertais, galima sakyti, sverti, žodžiu, matuoti sociumo temperatūrą, įvairias sociumo kertes, įvairias sociumo gyvenimo kertes. Ir kai jie ima matuoti, jie mato, kad nėra pusiausvyros. Ir tada ima kalbėti, žodžiu, ima skelbti, ar ne? Žodžiu, įkvėpti, mes tikime Dievo dvasios, turi Dievo žodį savo sociumui apie tai, kad kažkas netvarkoj su ta temperatūra, žodžiu, įvairiuose kertėse, matuojant arba, nežinau kokį čia žodį randant, geresnį galbūt, matuojant arba jaučiant tuo religiniu jausmu. Tai va, tai jie, žodžiu, kaip tie, kurie stovi tvirtai kojomis įsirėmę į žemę, o mintimis į dangų, galime tai pasakyti, žodžiu, jie negali nekalbėti apie galią ir teisingumą, apie perversišką galią, ar ne, apie galią, kuri galios perversija arba perversiška galia, tai yra galia, kuri nukreipta prieš kitą asmenį. Ir kai nukreipta prieš kitą, vadinasi, jinai nukreipta ir prieš Dievą, taip, prieš mažą, kitą iš mažosios raidės ir kitą iš didžiosios. Tai va, tai kai jie mato tuos dalykus, jie negali tylėti. Ar ne? Dievo dvasia juos stumia, įkvepia, žodžiui. Dar galėsim pakalbėti, nes apie tai,
kuo skiriasi galbūt tas pranašų veikimas ir mąstymas, kalbant apie galios ir teisingumo temas, nes jos gajos yra ir šiandien, jos niekur nėra prapuolusios, įvairius režimai bandė tvarkytis irgi su galia ir teisingumu įvairiausiais būdais, bet dar norėjau paklausti kunigo Tomo, jūs, jeigu nereikėtų šitam renginį dalyvauti, būtumėt skaitęs knygą tokia tema? Ar jums pranašai iš vis įdomus? Aš nežinau, kad jinai yra, bet man pranešė daktarė, kad yra tokia knyga ir paprašė paskaityti. Ir mieloji paskaičiau. Pagalvoju, tokia knyga yra labai reikalinga. Visų pirma, kad mes Lietuvoje teologinės literatūros lietuvių kalba nedaug turim labai. Ir jeigu kokiai būtų tai Vokietijoje, tai aš kaip evangelikas ten būčiau ką nors bandęs skipti pagal kažkokias tai momentus. Bet kai mes tikrai neturime, yra nuostabi knyga, kad galima skaityti ir galima turėti šiek tiek tą supratimo didesnė. Yra Rupšys parašęs tą temą labai gerai parašyta, o čia tiesiog labai giliau pažvelgta į šitą būtent galią teisingumo tematiką, kuri, man atrodo, vienas iš klausimų, man atrodo, kad jūs rašėte jau karui prasidėjus, man toks jausmas. Nes matosi iš kai kurių struktūrų sakinio, kad jau jūs galvojate apie tai. Tai va, tai... O koks jūsų klausimas buvo? Klausimas ir buvo toks, ar būtumėt skaitę. Ar jūs tą temą, kitaip tariant, patrauktų, jeigu, sakykime, ir netrūktų literatūros šitą temą Lietuvoje, tai galbūt dviem pjūviais galima paklausti. Jūs asmeniškai domina galios ir teisingumo temos ir konkrečiai pranašai ir tada reformatų tradicijoje? Tai, matot, ypač reformatų tradicijoje galia ir teisingumas visą laiką kovoja sinoduose ir visokiausiuose dalykuose. Evangelikai turi savo tokias struktūras, kur mes tikėjimu sprendžiam visus dalykus ir balsuojam, kaip sakoma, va, tai mums tas labai svarbu. Tuo labiau, kad tai šitie ant tų pranašų stovi, sakysim, stovi ne visai gal gerai pasakyta, bet jisai remiasi Kristus. Bet to, vieną kartą toks žmogus manęs paklausė, ta krikščionybė, čia tik pas žydus atsirado, reiškia, kodėl Jėzus nepasirodė kur nors pas indėnus, kokį nors stebuklų neparodė, jam nepaaiškino, kaip gyventi teisingai reikia. Bet pas žydus, už tai, kad žydai turėjo sandorą ir turėjo pranašus, kurie skaudžiai rėkė savo toj visuomenėje. Jie turėjo supratimą jau, kas yra kairė, kas yra dešinė. Tai ten galėjo ateiti tas, po kurio pranašų jau nebebuvo. Ir mes dabar pranašų neturim. Gal yra atėję koks nors pranašų, bet šiandien, ne? Nebent koksai gyvūnas, kur spėja sugalvoti. O tai Jėzus galėjo ateiti, aš taip spėju, todėl, kad buvo pranašai. Kad turėjo jau kanoną žydai, kurie jau žinojo, kad yra tokie momentai. Galia, teisingumas, sandora. Tokios yra kertinės dalykai. Tai manau, kad, ką aš noriu pasakyti, labai mum evangelikam ta knyga yra naudinga ir gera. Ir tas žmogus, kuris klausė jūsų to klausimo, tai irgi kėlė klausimą apie teisingumą, tarsi neteisinga, nesąžininga, kad pasirodė tai kai kuriem, o ne visiems, ir tas klausimas neišvengiamai iškyla. Ir netgi ir Teodicėjos tas klausimas, kuris dažniausiai keliamas tikriausiai yra prieš Dievą, tai kodėl jeigu Dievas yra geras ir visagalis, kodėl yra tiek daug skausmo ir kančios pasaulyje, jis irgi yra susijęs tam tikrą prasme su teisingumu, bet kadangi jau šiek tiek užkabinot tą pranašų klausimą apie tai, kad žydų tauta turėjo savo pranašus, jūs savo knygoj minite
kad ir aplinkinėse tautose buvo tam tikras pranašų fenomenas. Šitos temos jūs neplėtojate, aš nežinau, kiek tai yra svarbu mums, bet man atrodė įdomu. Tai kuo Biblijos pranašai skiriasi nuo aplinkinių tautų pranašų? Čia iš tikrųjų labai įdomus dalykas ir ačiū, kad to klausėte, nes iš ties, kai mes štai suvokime Biblijos tautą, biblinį Izraelį, kuris gyvena, kuria savo gyvenimą, leidžia šaknis toje žemėje ir galiausiai po to pradeda kurti savo raštiją, kuri ilgainiui taps kanoninė. Tai visa tai vyksta ne tuščioje žemėje, bet kultūriškai, istoriškai, visakaip labai sodrioje. Jeigu įsivaizduojame tą visą vadinamąjį derlingojo pusmėnulio lanką, nuo Nilo žiočių, kuris veda čia eina per visą Jordano geofizinį baseiną, lankas iki pat, žodžiu, ten, kur yra Mesopotamijos pietryčiai. Tigris ir Eufratas, kur išteka, ar ne? Tai tengi buvo, žodžiu, labai toksai sodrus kultūrų telkinys, pradedant nuo tuose pietryčiuose šumerų, po to akadų, babiloniečių ir taip toliau. Tai aplinkinės kultūros iš tikrųjų taip, 20-ame amžiuje mes tai sužinojome, daugiau apie tai sužinojome, nes mums apie tai padėjo sužinoti archeologiniai kasinėjimai. Ir štai 20-ame amžiuje iš tikrųjų tame vadinamame lanke, derlingame pusmėnulyje, ar ne, visame labai suintensyvėjo archeologinės ekspedicijos įvairiose vietovėse. Ir tų ekspedicijų pasėkoje dienos šviesą išvydo nemažai tekstų priklausiusių įvairioms to lanko kultūroms. Štai nuo Egipto iki šumerų, babiloniečių ir kitoms, visas Kananas, aišku. Ir labai įdomus toksai reiškinys iškilo į dienos šviesą, kad tarp tų atrastų tekstų, nežinau, tie tekstai labai įvairūs ir kartais labai ten ir fragmentiški, viską aš nesu žinovė ten tos visos raštijos, tai negaliu taip drąsiai čia jums apie tai kalbėti, bet tiek, kiek žinau kaip biblistė, žodžiu, apie visus tuos atradimus ir jų sąsajas su biblinė raštija ir taip toliau, tai iš tikrųjų tarp tų radinių rasta, žodžiu, tekstų, kuriuos labai drąsiai imta lyginti su žinoma biblinė pranašų raštija. Ir tas faktas, kad aplinkinės kultūros turėjo savo pranašų sąjūdžius, ar pranašo reiškinį kaip tokį fenomeną, jisai dar aiškesniu tapo. Tai taip, bet yra labai įdomus dalykai. Pavyzdžiui, aš taip apsiribosiu, sakykime, koks nors Egiptas. Arba, Egiptas vienoje pusėje, to pusmėnulio viso derlingojo to lanko kultūriškai ir aišku, ir fiziškai derlingo, nes kultūros palei upes kūrėsi, miestai augo, ar ne. Ir kitame lanke ten kokia nors, sakykime, babiloniečių kokia nors kultūra, ar ne. Tai ir ten aptinkami tokie tekstai, kurie iš tikrųjų, žodžiu, yra ne kas kita, o pranašams priskiriami orakulai. Žodžiu, ištarmės, taip vadinamos pranašų ištarmės, ar ne? Bet labai įdomus dalykas, taip apibendrinant, kad iš tikrųjų aplinkinėse kultūrose tas pranašo fenomenas, tai jis buvo labai susijęs su karalių ar faraonų dvarais. Su visa ta aplinka, žinot, elito to aukštuomenės. Ir faktiškai, žodžiu, pranašas, tai jis buvo dvaro klapčiukas, galima taip pasakyti, ar ne? Jisai, žodžiu, tarnavo karaliaus dvare ir tiesioginė to žodžio prasme tarnavo karaliui. Jo funkcija buvo, žodžiu, aukštinti karaliaus darbus, žygdarbius, jo pergalės ir taip toliau. Ar būtos ten tos pergalės ar nebūtų, žodžiu, tai pranašas buvo toksai, propagandistas. Žodžiu, karaliaus ar faraono dvaro propagandistas.
ir matyt už tai jam riebiai buvo mokama, nes iš tikrųjų iš tų tekstų, iš kai kurių iš tikrųjų ten tų įrašų ir stelos akmens plokštėse išlikusių ir taip toliau, žodžiu, ta propaganda, tokiais gūsiais ateina. Tai bet labai įdomus dalykas, kas atsitinka Izraelyje, biblinėme Izraelyje. Žodžiu, šiaip pranašo fenomenas irgi vystosi Biblijos tautoje. Nėra taip, kad, sakykime, ten jau koks nors prasideda monarchija, 10 amžius prieš Kristų ir mes jau ryškiai galime pranašo fenomeną apčiuopti ir Biblijoje ten apčiuopti, žodžiu, ten pranašo fenomeno istoriją, žodžiu, pradėti pasakoti. Ir ką mes matome? Mes matome, kad iš tikrųjų pranašai irgi pagal tas tradicijas, kurios buvo būdingos ir aplinkinėms kultūroms, jie irgi glaudžiasi karaliaus dvare. Bet labai įdomus dalykas. Jie tarnauja karaliaus dvare, bet išvengia, žodžiu, to propagandos tvaiko. Jie tiesiog pasipriešina bet kokiam, žodžiu, bet kokiai tokiai, iš karaliaus galimai, žodžiu, išaukti ar tai galiai, ar kam, ir tampa, žodžiu, balsu kaip tik tų, kurie neturi galios. Tai yra tautos balsu. Jeigu karalius iš tikrųjų nukreipia savo galią ir kokį gerą kabutėse darbelį prieš tautą ar prieš paprastą žmogų nuveikia, tai čia pat pranašo balsas iškyla, ar ne? Ir kaip jūs, Tomai, gerai sakot, šaukia tie pranašai, ar ne, ar kaip jūs gražiai išsireiškėt, jie šaukia prieš bet kokį neteisingumą. Tai kas įvyksta biblinėme Izraelyje, kad pranašai iš tikrųjų iš pradžių jie gyvena, profetizmas, biblinis profetizmas prasideda nuo karaliaus dvaro, bet pamažu pranašai išeina iš karaliaus dvaro, taip, galbūt juos išspiria. Žodžiu, iš karaliaus dvaro neapsikentęs karalius, ar ne? Nes jie iš tikrųjų turi savo svarų kritiko žodį toje vietoje, tuo metu, kada to kritiko žodžio reikia. Ir štai išėję iš karaliaus dvaro, jie priartėja prie tautos. Tai ir tokiu būdu išvengia, žodžiu, to, kas iš ties yra būdinga, išvengiama to, kas būdinga aplinkinėms kultūroms, būtent to propagandinio tvaiko. Ir dėl to mes ir to kritikos žodžio, labai daug kritikos dvasios, labai daug biblinėme profetizme turime visokiais klausimais, ne visais, bet tikrai įvairiais klausimais. Tai paklausti. Į karalystės pradžioj, kai karalių Saulių ten rinko, ieškojo tarp didesnių žmonių ir ten tokių buvo pranašų sąjūdžių tokie, kurie vaikščiojo būreliais duodami ir panašiai, jie tokie ekstaziniai pranašiai. Bet koks čia toks fenomenas ir kaip iš jų, gal ten, kurie protingiausiai, kurie atsirado prie dvaro, arba tas momentas, kiek jisai buvo masinis ir kiek tie jau, kurie atsisklausniavo nuo jo, tie, kuriem prasidarė ne tik tai ieškoti vibracijų tokių aukštųjų, kiek jie pradėjo skausmą jausti, kas vyksta iš tikro ir kur jie eina visi. Tai kur jie ten tas įvyko tas nuo masinio reiškinio į tokius individualius labiau pranašus. Žodžiu, čia toksai klausimas, žinot, iš tokios, mokslinės, biblinės pusės, tai iš tikrųjų ganėtinai sudėtingas klausimas, ko jūs klausėt, bet labai įdomus. Nes iš tikrųjų taip, mes monarchijos, dar iki monarchijos turime irgi tą reiškinį ir Biblijoje, jeigu atidžiai skaitome, tikrai sutinkame, žodžiu, vaikščiojančius pranašus, taip vadinamus pranašų būrius.
arba pranašų sūnus. Iš tikrųjų, hebrajiškam tekste sakoma pranašų sūnus. Ne fizinė, o ta pasekėjų prasme. Taip, kiek jis buvo masinis reiškinys, iš tikrųjų sunku pasakyti. Nėra manoma, kad jis buvo taip jau toks masinis, bet tie būreliai taip. Žodžiu, jie galėjo egzistuoti ir egzistavo ne vienas, bet kas labai įdomu, tuose vadinamuose būriuose, ar pranašų būreliuose, ar ratuose vadinamuose, dėsninga buvo tai, kad išryškėdavo kažkokia viena ypatinga charizmatinė figūra. Kaip, pavyzdžiui, tarptų charizmatinių figūrų, pavyzdžiui, Elijas, Eliziejus arba Eliša pranašas. Ir tada, žodžiu, tie jų vadinami sūnūs, pranašų sūnūs, ar ne, tai, ką mes turime tuos pasakojimus išlikusius per atmintį, per atminties galią, po to nusėdusius į tekstą, į rašytinius pasakojimus, tai tie pranašų sūnūs arba jų pasekėjai kaip tik ir buvo tie, kurie išsaugojo pasakojimus ir juos išplėtojo apie tuos lyderius. Tokius, tas iš tikrųjų tokias jau iškylančias, išryškėjančias pavienės, stiprias figūras biblinėme profetizme. Tai va, ir po to jau iš tikrųjų, žodžiu, įsibėgėjus monarchijai, tai taip, mes jau, žodžiu, gal 9-8 jau amžiaus sandūroje, iš tikrųjų mes galime kalbėti apie tą jau tokį individualių pranašų jau epochą, ar kaip čia pasakyti. Ir pirmas tų individualių toks ryškesnis arba tas klasikinis pranašas, tai yra Amosas, čia jau 8 amžius, tai jau tikrai visiškas atsiskyrimas nuo karaliaus dvaro ir visiškas priartėjimas prie tautos. Aš klausimų esu nemažai čia pasiruošęs, bet mes, aišku, visų jų neaptarsim ir norisi, kad tas pokalbis būtų dinamiškas, tai aš kunige Tomai, jūsų tada dar paklausiu, kuri galbūt, gal atsispirsim nuo to, ką jūs mąstėt, nebūtinai nuo to, ką aš, nes nebūtinai čia kažką gerai sugalvojau, tai palengvinsit man darbą. Koks esminis momentas perskaičius šitą knygą jums įstrigo? Nes aš jau minėjau, man buvo, aišku, nemažai dalykų, kurie įstrigo, bet vienas iš jų buvo ta žanrų įvairovė ir kaip labai reikia gerai suprasti šito žanrus, kad galėtum suprasti, apie ką tai yra. Ir pasirodo, kad labai dažnai nesupranti ir net negali suprasti, nes nemoki nei hebrajų kalbos ir kol nepaskaitai Biblijos, tai tol ir nežinai. O po to dar kilo klausimas, o tai kodėl man reikia jais tikėti? Galbūt jie ne visai tą rašo, nes ir jie tarpusavį diskutuoja. Tai kaip jums tada, koks dalykas gal labiausiai įstrigo skaičius šitą knygą ir iš to galbūt kažkoks klausimas kilo taip? Man keli dalykai įstrigo. Ne vienas, tai aš tokias užsirašiau tokias pavelkas, aiškiai tiesiog, žinot, kai politikai masto tokiom trumpalaikiam tikslais, tokiom kategorijom, nauda, sakysim, tie net didieji karaliai, kurie ten gyvendavo ir karaliaudavo 20 metų, o mūsų šitie valdytojai, tai kiek ten rinkiminiai metai, 4 metai, taip pat viskas, jie daugiau, sakant, nemasto per daug, o pranašas gali leisti tą amžinom kategoriją mąstyti, pas jį horizontas yra begalinis, tai taip mes dabar irgi apie pranašą galima tik tai šnekėti, galbūt apie tą tokią mokomąją prasme, kad mes galim galvoti irgi kaip pranašai, kiek, sakysim, mūsų krikščionybė atitinka tą, ką iš mūsų nori viršininkas. Taip, man labai įdomi ta buvo ta būtent galia negalia. Ten pasirodo, ta galia yra iš tikro negalia, kai šitą Elio sūnus su tą šakę pakabina mėsą vedančią, kokią nori iš tų aukų nešasi ten pas moteris eina
negalima, tai tokia žmogiškoji galia, ta prasme, bet tai Dievo akyse yra negalia. Ir būtent ta negalia, negalėjimas galbūt kažką tai silpnumo ir atsiverimas Dievui yra ta tokia galimybė Dievui veikti tame mūsų gyvenime. Reiškia, mes norim greitai dabar. Ir man labai ypatingai įstrigo tas Michėjo situacija. Ir vėlgi man, ką jūs sakėte, būtent vienas dalykas, kad likutis, Izraelio likutis bus tarsi rasa ir tarsi lietus, kuris augina, jisai tylus, jisai duoda jėgą, ta galia tokia savotiška. O kiti pranašai, ne, Izraelis bus tas likutis kaip kanopos ir ragai, reiškia, mes visi abu pranašų, kaip senaties sąjūdžiai, supranta, kad Izraelio likutis yra tie, kurie Dievą myli ir gerbia, reiškia, bet tiesiog yra skirtingai nuskaitę tą galios supratimą. Vieniem yra tas, ir čia man tokia momentas yra, kai skaitai Bibliją, tai viskas yra susipainioję ir evangelikai turi tokią vieną iš principų solo skriptūrą. Šventas raštas pats save komentuoja, pats save aiškina. Ir, sakysim, žiūrint į šiuos laikus, kad tinka abu variantai. Ir kad likutis yra tarsi rasa ir tarsi lietus, kuris augina, pažiūrėkime į mūsų istoriją ir mūsų kultūrą, vakarų kultūrą. Ten mes graikų galima surasti su lempa ir kokio tai, reiškia, žibintų romėnus. Bet žydo kultūro mąstysena visur kitur, iki dabartinios Amerikos, sakysim, verslo ir kultūros ir filmų, nes ant Izraelio kultūros, ant Jeruzalės, kaip sakant. Bet beveik nieks to nesupranta ir nemato. Šitas tai va, reiškia, pakite, iš kur tai čia nuklydau. Tai prasme, kad kai skaitai Bibliją, aš kaip kunigas, sakysim, aš supratau, kad Dievo žodis kalba ir apie tą momentą, ir apie ragus, ir kanopas, ir tą galios, nes kartais reikia apsiginti tam likučiui. Ir dabar pažiūrėkite, kaip jie gynasi. Duoda, kad ten rūksta viskas, žinot. O jiem mieliau būti to rasa ir tą lietum, kurie augina kultūrą ir klausimus iškelia keiščiausius, kaip koks Marksas ar panašiai. Žodžiu, tas galioja abu dalykai. Tai va tas reformatiškas solo skriptūra, svarbiausia raštas, ne ką mes ten sugalvojam galbūt, nes dabar mums yra tokie skaudus dalykai, sakysim, yra apie 700-800 metus amerikiečių evangelikai, jie tiesiog savo grįžtam prie rašto, nes pažiūrėjau su Europos teologais ir sunku susišnekėti ten apie ką. Ten hiperspecializacija įlenda į Bibliją, ten jie žino viską. Bet kai tikėti reikia, tai žodžiu, ten jie pasimeta savo koncepcijose. Tiesiog grįžtam, sako, į mūsų reformatišką solo skriptūrą. Šventas raštas yra šventas raštas. Viskas. Tikim. Tai va tas yra labai man įstrigo tą būtent tie ragai ir ta rasa. Man širdį, aš suprantu, ten labai logiškai viskas išaiškinta. Man širdį abudu galioja. Man patinka labiau ta rasa. Bet kanopos yra irgi.
Galiu aš iš to, po to mes grįšim dar galbūt prie jūsų to dalykų, kur pasižymėjot, bet iš to aš norėčiau klausimą paklausti, iš to, ką jūs pasakėte. Tai man irgi panašus buvo klausimas kilęs, nežinau, kiek iš jūsų skaitė šitą knygą, gal net iš jau spėjot, nieks nespėjo. O kažkas skaitė. Tai truputį pristatysiu tą vietą. Jūs mane pataisysit, jeigu ką, arba jeigu būsit labai mandagi, netaisysit tada. Tai yra pasakoma viename skyriuje apie pranašą Michėją ir Michėjo knygoje, konkrečiai lyg tai 5 skyriuje, atsiskleidžia tokios 2 perspektyvos - pranašų ir antipranašų. Šiaip, kai skaitai Michėjo knygą, to paprastai nepastebėsi, tiesiog atrodo, kad tas pats pranašas kalba. Bet tarsi žanras yra 2 tokių pranašų diskusija, to pranašo propagandininko arba netikro pseudo pranašo ir tikro pranašo. Ir tikrasis pranašas knygoje, kai buvo įvardinta, kad yra tas, kuris kalba apie tai, kad iš tokios ne per brūkšnelį galios pozicijos, kuris nesiekia ragais, nagais, ne kaip liūtas, o tiesiog pasiduoda Dievo veikimui ir per tą savo negalę iš tikrųjų išgyvena tam tikrą galę ir nepuola visų dabar ten trypti, mušti, daužyti ir visa kita, bet tą savo galę nukreipia, jeigu į tokią turi, vardan kito, dėl kito. Čia daug šitas leitmotyvas kartojasi. O tie pranašai propagandininkai, tie sako, ne, žinokit, tas likutis Izraelio, jisai duoda viltį tokią, kad jis viską sutriuškins, viską pergalės, Dievas yra už mus, su mumis ir taip toliau, ir tarsi mes važiuosim ir volų visus pervažiuosim. Tarsi taip. Kai yra sunku ir tada to norisi klausyti labiau, ne tai, kad tave triuškins, bet kažkaip tu su Dievu išsilaikysi ir iš to kažkas gims, bet kad iš tikrųjų mes kaip liūtas pravažiuosim. Ir čia irgi to norisi, pavyzdžiui, ukrainiečiams tikriausiai to labiau norėtųsi girdėti, kad dabar atvažiuosim ir pervažiuosim, viskas bus gerai, o pavyzdžiui tas skelbimas tos, kad ne, jūs negalite, kažką Dievas padarys, bet reikės daug kentėti, labai sunku ir mums patiems gyvenime tą priimti. Dabar, ką kunigas Tomas sako, bet ar negali, jeigu aš teisingai suprantu, ar negali abidvi perspektyvos galioti ir, sakykim, būti teisingos, nebūtinai viena būti kažkokia antipranašiška. Ir tą patį man irgi norėjusi paklausti, šiaip galvojant apie ir biblinę istoriją, ir apie visą pasaulio istoriją, ir judėjo krikščionišką tą pasaulėžiūrą ir judėjimus kilusius iš jo. Ar nėra taip, kad nors atrodytų pagal Kristaus tą kenotinį jo savęs ištuštinimo įvykį, tarsi mes irgi kalbam labai daug apie tą tokią negalę, ta prasme, kad net Dievas atėjo šitą pasaulį, save apribojo arba ištuštino tam, kad būtų nukankintas mūsų rankose, bet čia pasireiškia didžiausia galia, meilės galia, mirti už tuos, kurie jį paniekino. Ir čia ir yra didžioji galia. Ir taip buvo ir šėtonas nugalėtas, taip toliau visa teologija susidėlioja. Bet buvo liktai ir tokių momentų, kai pats Dievas siunčia Jozijos knygoje skaitome, bet jis siunčia užimti kraštą. Kalbama yra apie galę, tam tikrą, kuri pasireiškia naikinimu, valymu, tam tikrų žudimų. Toks kaip volas irgi eina ir atrodo, ten irgi Dievo žodis ir jau nebe pranašai propagandistai kažką kalba. Tai klausimas tai iš to viso konteksto gimsta toks. Ar tikrai visada sakykim, ta pozicija yra teisinga, jeigu mes kalbame tai, kad mes esame kaip krikščionys, tada remiantis to pranašų pavyzdžių, toj negalios pozicijoje ir tada priimame kentėjimą, bet žinome, kad Dievo galia yra tokia, kad iš to kažkas gims, ar vis dėlto kažkur yra, kad arba gana yra gana, arba kad reikia pasipriešinimo tokius, kuris pasireiškia galia. Bet ta galia irgi gali būti vardant kito, bet jinai yra reali galia, kuri kitam kažkam gali ir nepatikti. Bet kad sustabdytum, pavyzdžiui, blogį, mini pavyzdys, irgi iš evangelikų lauko, Bonhoefferis. Didrikas Bonhoefferis buvo įsitraukęs į planą užmušti Hitlerį. Pats jisai ten tiesiogiai nesudalyvavo, galiausiai jis buvo suimtas visiškai iš kitą dalyką, po to išsiaiškino, kad ir jis tenai dalyvavo kažkokiu būdu, bet jo mintis buvo tokia, kad vis dėlto mes negalim leisti, kad tas blogis pasiglemžtų tiek daug gyvybių ir kažkas turi jį sustabdyti. Ir čia buvo jo, kaip sakyt, toks asmeninis sąžinės galbūt spaudimas, kad taip reikėtų ir jis elgtis, nors ir nesinori, ne, bet ten jau buvo įdama ir per galę tam tikrą. Tai daug čia, aišku, visko yra pasakyta, bet ar tos dvi perspektyvos yra tada įmanomas iš vis kažkaip suderinti ir jeigu taip, tada kaip? Jeigu jūs man dabar užduodate klausimą ir tikitės atsakymo, tai aš jo neturiu ir aš neatsakysiu jums. Bet jeigu jūs man leisit pareflektuoti ir pasakyti, kaip aš skaitau pranašus ir interpretuoju, tai aš pasiaiškinsiu. Gerai. Tai tos dvi perspektyvos, kurios susikerta pas Mikėją, rekomenduoju paskaitykit, ten iš tikrųjų labai, labai įdomu yra.
Tai būtent ir susikerta dvi skirtingos, na, galima sakyti, istorijos, tokios dvi skirtingos istorijos teologijos. Tai viena va, ta pusė, kuri yra tikro pranašo žodis, ir kita pusė, žodžiu, yra tų pranašų, kurie prisitaikę prie galios struktūrų, prie valdžios ir nori, žodžiu, vis prisitaikėliškai jiems ką nors gero apie juos pasakyti. Tai va tie propagandistai. Tai esmė yra tokia, kad tikras pranašas sako, kad ten daug dalykų iš tikrųjų sako, nes ten yra 4-5 skyriai pas Mikėją ir ten labai tas plati jų ta diskusija ir daug klausimų ten iš tikrųjų traktuojama, bet kokia yra esmė? Esmė yra tokia, kad pranašas propagandistas atsistoja tokioje galios pozicijoje ir sako, arba pranašai propagandistai tiksliau, ir sako valdžiai ir visam elitui, jūs gerai darot, viską gerai darot, varykit toliau. Nes jeigu ateis, nes įsivaizduokit, ten 8 amžius ir čia pat ten prie sienų Asirijos imperija ir Izraeliui tuoj bus šitai karalystei šiauriniai, tuoj pat bus galas ir sakote, jeigu ateis čia pat asirai, mes jūs čia visus išrikiuosime, savo karalius, savo ganytojus, kunigiją ir jūs savo gale jiems parodysite, ar ne? Bet tas yra tikras pranašas, tai va, bet tie propagandininkai, žodžiu, kalba iš tikrųjų tam visam tokiam elitui, kuris yra visas išpampęs dėl savo nuodėmių. Žodžiu, sėdi visi savo krėsluose labai patogiai ir galvoja toliau įsipatoginę, kad jie toliau patogiai ir sėdės. Taip, tai tauta jiems nerūpi. Tai štai jau tikras pranašas įsiveržia su visai kitokiu žodžiu apie istorijos perspektyvą ir jis sako, ne, žodžiu, išgelbėjimas tikrai ateis ne iš ten, kur jūs sutelkę esate savo visą tą iškrypusią, tą perversišką galią, bet tikras išgelbėjimas ateis visai iš kažkur kitur. Ir jie nukreipia žvilgsnį nuo tų galios struktūrų, nuo centro į visai nereikšmingą vietą. Ir toje diskusijoje gimsta iš tikrųjų labai nuostabi mesianinė pranašystė, kurią visi žinome. Iš tavęs, Efratos Betliejau, gims tas, kuris bus išgelbėjimas. Ar ne? Tai va, ne iš centro, ne iš galios pozicijų, bet kažkas tai įvyks iš negalios pozicijų. Čia yra tikro pranašo žodis. Tai štai, kas vyksta šitoje diskusijoje, tai iš tikrųjų susiduria du tokie požiūrio kampai, dvi perspektyvos istorijos matymo, pasaulio supratimo, Dievo, žmogaus ir pasaulio supratimo. Ir jos niekaip negali būti iš tikrųjų suderinamos. Ar ne? Tai vieni, sako kunigas Tomas, kad taip jam suderinama tai yra. Ne, aš sakau, ten yra labai arši kova, kad tos dvi perspektyvos nesuderinamos. Ar ne? Ir yra kažkoks tai slėpinys. Iš tikrųjų, šitas žvilgsnio nukreipimas į šitą negalios kažkokį tai telkinį ir į tai, kaip iš tos negalios išties istorija ateis išgelbėjimas. Tai va, tai čia yra įdomus dalykai, bet išties čia yra labai tokia plati diskusija, ta galios, negalios tema ir tai, ką jūs dabar, Laurynai, minite, Jozuės knygą, ar ne? Buvo išties, aš pradėjau, ką Tomas paminėjo apie Samuelio namus, tai aš pradėjau savo knygą nuo to tokio pirmo skyriaus prologinio apie situaciją, žodžiu, kaip gimsta, ne Samuelio namus, bet kaip gimsta Samuelis pranašas, ar ne? Kokio iš tikrųjų jisai Dievo artumas, kokioje situacijoje, kokiame kontekste pasirodo ir kokiame kontekste iš tikrųjų gali pašaukti pranašą.
Taigi visiškai juodame kontekste, ten, kur tiršta, ten, kur visiškai nuodėmės rūkai, žodžiu, tiršta nuo nuodėmės, visom prasmėm, tenai reiškiasi Dievo artumas. Ir ten gali užaugti, tokiame kontekste gali užaugti pranašas būsimas. Tai va, tai kaip tik pradėjau nuo to, nors mintis buvo galbūt pradėti nuo Jozuės knygos, nes Jozuės knyga iš tikrųjų, žodžiu, Tanake, Hebrajų Biblijoje, yra pirmoji pranašų knyga, pirmoji profetizmo knyga. Jozuės knyga yra Tanake, yra pranašų dalis, sudaryta iš ankstyvojo profetizmo ir vėlyvojo. Ir ankstyvasis profetizmas prasideda nuo Jozuės knygos, baigėsi antrąją karalių knygą. Tai štai ta Jozuės knyga. Bet jūs sakot, ten viskas kaip volas važiuoja, ar ne, per istoriją. Gal ir važiuoja, žodžiu, taip, kai mes pasižiūrim, bet čia ir yra tai, ką jūs sakote, mes turime pažinti, žodžiu, kūrinį literatūriškai, taigi šitas kūrinys, Jozuės knyga, yra epopėja. Apie tai, kuri rašoma praėjus maždaug 700 metų nuo tų įvykių, kurie ten aprašomi. Ir šiandien jau niekas nebejoja, kad tai tas naratyvas visas, kurį mes turime Jozuės knygoje, jisai iš tikrųjų netitinka istorinės tikrovės. Čia yra klausimas šitą vietą, prie kurio reikės grįžti, bet aš bijau, kad mes truputį per toli pabėgsim, nes Tomas norėjo sureaguoti. Ir po to mes galėsim grįžti prie šito, mes šitą fiksuojam, įdedam tokį markerį. Jums duoda atsakomybę atsiminti, po to man pasakysit, kai neskaitit knygą. Ir jūs, Tomai, norėjot sureaguoti tai, ką sakė Ingida prieš tai. Aš taip trumpai vis tiek, mes vis tiek susidūrėm su ta pranašų iškelta tuos gilių klausimų tuo. Ar rasa, kuri augina, ar kanopos, kurios pyrė. Tai yra evangelikai, taip pat ir katalikai, ir Liuteris, ir Kalvinas yra iš principo išsireiškę, kad krikščionių įstatymas nereikalingas. Jeigu žmogus tiki, jisai teisingai elgiasi. Bet jeigu jau žmogus elgiasi neteisingai, čia išlenda įstatymas. O įstatymas turi kardą, kaip sakoma, valdžia nešioja kalaviją. Tai ir galbūt tie pranašyslėse abu klotai išreikšti. Vienas dalykas, tas tikrasis būvis Izraelio likučio yra auginti ir priklausyti nuo Dievo. Kultūra ir visa kita. O kitas vis dėlto tas kalavijas kažkur yra. Ir ten, jeigu neišeina susišnekėti, tai lieka kanopos. Tai galbūt aš tokia mažas, trumpas dalykas. Tai prasme, jie du skirtingi visiškai dalykai, bet ir Naujam testamente tas yra, kad valdžia vis dėlto nešioja kalaviją. Ne kanopas, bet kalaviją, reiškia. Ir yra toks principas, jeigu kur betvarkė kažkas tai prievarta, tai ten tai turėtų būti, kad ta galia bausti. Bet ar žmogus moka tą galią naudoti, kitas dalykas. Ačiū už tokį mažą paaiškinimą. Galim tada grįžti prie to momento apie istorinę tikrovę ir žanrinės ypatybės, nes čia vėlgi ir tiek paprastam krikščioniui, tiek ypatingai evangelikams, taigi aš čia dabar Biblijos neturiu rankose, nes jinai telefone kišenėje patogiau dabar sėdi, bet jeigu mes turim šventąjį raštą, tai yra Dievo žodis. Dėl to tai yra Dievo žodis, kuris sako tiesą, jisai moko tiesos. Ir tada kyla klausimas, nežinau, galbūt ne šitos diskusijos kontekste, mes iš tikrųjų turėtum iki galo įgvildenti, bet tokį mažą padarom diskursą galbūt apie tai, kadangi tai yra susijęs su tuo ir apie ką jūs rašote. Kad jeigu ten yra parašyta tiesa, tai kaipgi aš skaitau Jozuės knygą, pavyzdžiui, ten yra parašyta, buvo taip,
ir po to sakom, nežinokit, bet taip iš tikrųjų nebuvo. Buvo kažkaip kitaip. Bet kažkodėl vis dėlto šventas raštas moko tiesos. Ir daugam čia spraudina saugiklius, nes žmonėm yra labai, paprasčiausia man, aš taip mąstau dažnai, stebėdama žmonės. Mums paprasčiausia yra mąstyti kraštutinumais. Ir įtampoje būti arba niuansuotai mąstyti yra be galo sunku. Pavargsti, skauda galva, reikia labai daug aiškintis, o kai yra kraštutinumai, yra viskas labai paprasta, tu žinai, kas yra už, kas yra prieš, kas tavo draugai, kas tavo priešai, tau galvos nebeskauda, tu priėmei kažkokią poziciją, yra tai. Pavyzdžiui, viena iš tokių pozicijų, skaitau Bibliją pažodžiui, tai reiškia, kad viskas, pažodžiui taip ir yra, kaip yra parašyta. Tada nereiks sukti galvos apie žanrus, apie dar kažką ir tada, pataikiusi, tiek čia yra Dievo žodis. Kiti tada sako, kad ne, žinokit, vis dėlto ten vos ne viskas yra perkeltinė prasme. Tada nereikia sukti savo galvos dėl Kristaus prisikėlimo, ar tikrai kūnų jis galėjo prisikelti, nesgi čia stebuklai nevyksta ir taip toliau, ir tada kitą kraštutinumą renkasi. Ir atrodo ta tokia nurimta pozicija ir krikščioniškos teologijos, ir biblistikos, tai yra vis dėlto, kad yra kažkaip ne visai taip. Ir reikia mums pažinti, kad taip Dievo žodis moko tiesos, mūsų konfesijos visos tą pasakytų, ar ne? Kad vis dėlto Dievo žodis yra tikras ir teisingas, jis moko tiesos, tai negali būti klaidos, jis neklysta. Bet dabar, kai einam tą žanrinės ypatybės ir pradedam klausti tada, ar tiesa yra, ar taip buvo, jeigu aš būčiau nuvažiavęs į tos laikus, pažiūrėjęs savo akytėmis, ar būčiau pamatęs tą. Ir jūs sakot, kad Jozuės knygoje ne visai taip. Ir kyla čia du klausimai. Pirmas, pavyzdžiui, iš kur jūs žinote, arba iš kur mes žinome visi, kad po 700 metų parašyta. Čia atsakydama šitą klausimus atsakysite ir visus kitus klausimus, bet kaip yra datuojamos tikriausiai tos knygos, kada kas buvo parašyta, nes nėra savaime aišku, iš kur mums žinoti, kada buvo kas parašyta. Tai čia vienas dalykas, iš kur mes žinom, kad taip vėlai yra parašyta ir tada kaip nustatyti Jūs palaukit, labai daug klausimų. Aš daug kalbu, bet aš sugrįšiu. Tai vat, gerai, čia dabar sakau taip. Tai pirmas klausimas yra toks. Kaip sužinoti, kada yra parašyta konkreti knyga, pirmas dalykas, ir tada kaip reikia nustatyti tą žanrą, kad mes galėtum tada atskirti, kas vyko iš tikrųjų fiziškai istorijoje ir kas yra pasakyta tiesa, bet ne visiškai, sakykime, iš istorijos, ne tik perspektyvos, bet kažkas gilio. Gerai, pabandysiu, žodžiu, taip irgi sintetiškai atsakyti į šitą daugybę jūsų klausimų. Žodžiu, kaip sužinoti, kada buvo parašyta knyga. Šiaip hebraistai, kurie skaito tekstą, ar ne? Jie iš tikrųjų, aš nesu tokia hebraistė, aš neskiriu to dalyko, ar ne? Bet tie, kurie skaito tekstą, žodžiu, jau kaip tikri žinovai visos kalbinės situacijos, morfologijos, sintaksės dalykų ir taip toliau, jie žino, štai šita kalba gali būti padėta ten į 10 amžių, šitą į tą amžių, o šitą į tą amžių. Ir iš tikrųjų, žodžiu, čia vienas iš tų, tas lingvistinė situacija, tai vienas iš tų kriterijų, kurie leidžia identifikuoti, žodžiu, kada tekstas maždaug atsirado. Tai iš ties ne su visom taip yra paprasta Biblijos knygomis, nes kai kurios Biblijos knygos iš ties buvo rašomos kelius šimtus metų. Pavyzdžiui, Izaijo knyga formavosi 5-6, galbūt net 6 šimtmečius. Tai va, bet visa lingvistinė situacija apie Jozuės knygą kalba, kad šita knyga yra tremties epochos tekstas. Žodžiu, ją turėjo parašyti žmogus, kuris, ar žmonės, ar redaktoriai po to suredaguoti, kurie jau buvo tremties ir potremtiniai žmonės, ne, kalbinė situacija. Tai va, tai tremties tekstas, tai reiškia, sakykime, 6 amžiaus prieš Kristų, ne? O knyga pasakoja apie 13 amžiaus prieš Kristų įvykius. Tai jūs patys paskaičiuokite. Taip? Gerai, mes turime šitą vieną problemą. Po to mes turime problemą, kurią mums iškelia istorijos mokslas, archeologija konkrečiai. Nes archeologija, žodžiu, tyrimus atlikdama, ar ne, mums pateikia tam tikrus duomenis, pavyzdžių. Apie toje epochoje, žodžiu, šalia izraelitų, kai jie pradėjo kurtis 13 amžiaus jau antroje pusėje
žodžiu, Palestinoje, kai jie ten pradėjo kurtis, šalia jų saugiai, puikiai sugyveno ir kitos Kanano tautos. Daug tautų, ar ne? Rodo kultūriniai visokie radiniai ir taip toliau, kuriuos jau laiko dulkės uždengusios labai giliais sluoksniais. Tai archeologija sako, tai kaip čia yra? Tai jeigu viskas iš tikrųjų buvo nušluota, ar ne, tai kaip įmanoma, kad mes realiai, tikroviškai, empiriškai čiupinėjame toje teritorijoje tokius faktus. Taip? Tai kaip biblistas, žodžiu, gauna tokius faktus. Aš gaunu faktus iš lingvistikos, aš gaunu faktus iš istorijos, iš geografijos, iš archeologijos, ar ne? Tada man kyla daugybė klausimų ir aš pradedu mąstyti, kas yra šitas veikalas, šitas kūrinys ir kaip man jį suprasti, kur man jį padėti, galiausiai ne tik kaip tokį, kaip kūrinį izoliuotą Biblijoje, bet ir Biblijos visumoje, kaip man jį perskaityti, ar ne? Ir tada, žodžiu, imi ir atrandi tam tikrą hermeneutinį raktą, interpretacinį raktą, ar ne, kuris leidžia šitą kūrinį atsiversti ir perskaityti, tam tikroje šviesoje. Tai tą raktą dažnai įduoda, labai dažnai, būtent identifikavimas, tai kas čia per pasakojimas, kas čia per naratyvas, per žanras, ar ne yra. Tai aišku, pirmiausia, noriu pasakyti, kad tai, kad aš pasakiau, kad Jozuės knyga yra epopėja, ar ne? Tai yra pasakojimas, kurio negalime laikyti visiškai fiktyviu, nes jame yra duomenys tam tikri istoriniai, bet ir Biblijoje mes turime iš tikrųjų labai daug įdomių ir tikrų, kuriuos ir ne bibliniai istoriniai šaltiniai patvirtina faktus, turime įdomių faktų. Bet kai aš pradedu atrakinėti tą Jozuės knygą konkrečiai su tuo štai raktu, literatūrinio žanro raktu ir bandau suprasti šitos knygos prasmę Biblijos visumoje, tai pamatau tam tikrus dalykus. Žodžiu, šitą knygą parašė žmogus arba žmonės, kurie išgyveno visą 6 amžiuje prieš Kristų, visą tremties epochos krachą. Tremties epochos krachas tai buvo griūtis, žlugimas, galima sakyti, visos izraelitiškosios dogmatikos. Nes Jeruzalė buvo sugriauta, šventykla sugriauta, žemę okupavę svetimi, kiti, ar ne? Netekai žemės. Taip? Bet Biblijos Dievas yra tas, kuris savo tautai duoda pažado, viena dalis yra žemė. Eik į žemę, kurią aš tau parodysiu, ar ne? Tai tremties epochos žmogus, kuris netekęs visko, čia sakykime vieną aspektą paliečiant, nes mes turime baigti šitą vakarą, ar ne? Žodžiu, kažkada jisai kuria tokį naratyvą, kuria tokį pasakojimą, ar ne? Kad ateina, žodžiu, kai izraelitai atėjo į šitą viską nušlavė, ar ne? Ir Dievas buvo su mumis taip arti, taip grūmėsi su mumis ir už mus, kad mums davė visą žemę. Nors realiai istoriškai, žodžiu, sugyveno ir su kitomis kultūromis šalia. Ir tik pamažu pradėjo kurtis ir po jau poros šimtmečių kurti savo valstybę, savo monarchiją ir taip toliau. Kodėl tremties žmogui reikėjo tokio naratyvo? Reikėjo kaip tik tokio naratyvo, kaip vilties tokio proveržio, kaip vilties atgaivinimo, kad jeigu Dievas anuomet buvo taip arti mūsų, tai galbūt ir dabar, kuomet mes esame visko netekę, jis irgi yra čia su mumis. Tai iš tikrųjų čia toks skaitimas, žinot, kaip sakyti, bandai atrakinėti tekstą, dėliodamas visokius empirinius faktus, lingvistiką, istoriją, archeologiją ir taip toliau, turėdamas, žodžiu, tą žanro kryptį, nuojautą ar kažkaip tai, ir tada dar matydamas tekstą
ir Biblijos visumoje, kaip tas tekstas funkcionuoja, kokią iš čia funkciją turi ir ką galime pasakyti apie jo teologiją. Tai tokie dalykai. Mes prieš pereidami prie jūsų klausimų, tada aš pabandysiu dabar jau labai trumpai suformuluoti ir kad neužtruktum tikrai viso vakaro. Nemažai irgi kalbama yra, kai rašote apie pranašus, kad jiems rūpi socialinis teisingumas. Ir šiandien turim tą terminą, kuris kai kuriem labai patinka, o kai kuriem labai nepatinka. Tai galėčiau taip tą klausimą suformuoti. Kuo pranašai skiriasi nuo, pavyzdžiui, Andriaus Tapino, kuriam irgi rūpi socialinis teisingumas ir kuris kažką daro dėl to, čekiukų skandalai, skaidrinimas ir taip toliau, tarsi, kad ta galia, kad žmonės nepasinaudotų tą galę, ne, ir ta galia būtų dėl kito. Bet pranašai atrodo kažką daugiau daro, tai kuo jie skiriasi tada nuo jo, kas yra tas momentas, kas juos išskiria? Tai jūs pats ir pasakėt, tik tai reikėtų praplėsti, kad galia būtų dėl kito ir dėl kito iš didžiosios raidės. Nes pranašų tikėjimas yra religinis tikėjimas ir jų kova iš tikrųjų kova tų, kurie turi religinį tikėjimą. Ta prasme, nuo ko mes ir pradėjome savo diskusiją, ar ne? Jie yra sandoros bendrijos žmonės, tikėjimo bendrijos žmonės. Taip, ir turi tą, kaip sakyti, socialinis teisingumas. Tai viena vertus galime sakyti, čia yra gyvenimo horizontalumo reikalai, ar ne? Bet pranašams tai taip nėra. Nes socialinis teisingumas, jų sampratoje, jų vizijoje nėra vien tik tai gyvenimo horizontalumo reikalai, bet ir gyvenimo vertikalės. Nes jeigu gyvenimo horizontalume tu savo mąstymą, veiksmą nukreipi prieš kitą, ir čia jau yra po to socialinis neteisingumas, tai reiškia, žodžiu, kad tu nukreipi ir prieš kitą iš didžiosios raidės. Kitas iš didžiosios raidės visuomet yra to, kuris patiria neteisingumą pusėje. Tai jie tuo ir skiriasi, nors aš nežinau iš tikrųjų, ką mąsto Tapinas. Ką aš galiu žinoti. Galbūt jam irgi, taip sakant, ir horizontaliai, ir vertikaliai. Bet esmė, kad ta vertikaliai, matot, jinai jie yra susaistyti, ar ne? Jie mato sociumą, jie patys yra susaistyti to vertikalaus santykio, kuris po to išeina ir į horizontalumą, ir jie mato sociumą, kuris yra susaistytas vertikalės. Tai dieviškumas turi, ta prasme, horizontalumas, gyvenimo horizontalumas turi dieviškumo žymę. Ir tam, kad toji dieviškumo žymė iš tikrųjų čia tie daigai, tos sėklos dieviškumo sklistų tarp tų sociume ir taip toliau, tai reikia už tai pakovoti. Klausimų, kaip minėjau, aš dar turiu apščiai, bet pabandykim jūsų. Tada užklausti, galbūt jums kažkas yra kilę, prašau. Man įstrigo pirmas jūsų sakinys, kad galia ir teisingumas yra kaip ir viena grupė, neegzistuoja vienas be kito ir kad galia kyla iš teisingumo. Problema yra ta, kad žmogus turbūt gali nesuvokti, kas yra tikras teisingumas šiandien ir gali tai suprasti tik per istorijos kažkokią projekciją, kada žiūrim istoriškai atgal 100, 200, 1000 metų ir taip toliau. Nes kas šiandien atrodo neteisingai, gali būti teisingai ir atvirkščiai. Tai klausimas apie pranašus, reiškia, kai irgi kalbėjot pradžiai, kad yra pranašai, orakulai ir taip toliau, neaišku, kas yra orakulas ir kas yra pranašas. Pranašas panašu yra žmogus, kuris Dievo žinia tautai nešė, ne? Tai jis kaip ir, kaip čia pasakyti, sunkiai man suprantamas tas teiginys, kad jie ten patys kažką galėjo daryti, nes viską, ką jie kalbėjo, tai lygiai buvo Dievo žodis tautai, ne? Tai klausimas toksai būtų, ar šiandieną visgi galima išvelgti pranašingus žmonės arba kažkokius, ar mes iš vis sugebam šiandien pamatyti pranašus šiandieną?
Nes pranašai šiandienai knygoje yra, ne? Ar įmanoma tai padaryti? Tai pirmiausia, tai galbūt dėl to Biblijos pranašai šiandienai, dėl to pavadinime tos pantraštės, tai mintis mano yra apie tai, kad Biblijos pranašai, tie, kurie chronologiškai toli nuo mūsų, jie iš tikrųjų kalba savo laikų sociumui, bet yra aktualūs ir šiandienai. Tai šita mintis, ar ne? Bet kalbant apie tai, ko jūs klausėte, šiandien pranašai, kaip juos pamatyti, ar ne? Biblijos pranašas visuomet yra tas, kuris stoja tiesos pusėn. Žodžiu, kuris, jūs paskaitykit, bet kurį pranašą jis vienaip ar kitaip, ar vienokius klausimus, ar kitokius traktuoja, tai jis visuomet yra nepatogaus žodžio žmogus. Ir visuomet yra tas, kuris stoja į tiesos pusę ir nebijo eksplikuoti savo požiūrio, savo mąstymo. Ir turėdamas tuos svertus, tos vertikalės, ar ne, kuri nušviečia ir visą horizontalumą. Tai, sakykime, šiandien, kaip pamatyti tą, sakykime, žmogus ar ne, su pranašo dvasia, tai mes negalime kalbėti šiandien apie šiandienos, sakykime, pranašus, taip kaip jūs klausėte. Kanonas uždarytas, nėra tų pranašų, kurie ir nebus daugiau Biblijai pranašų, bet taip. Kodėl? Kiekvienas mūsų užimdamas tam tikrą kunigo Tomo poziciją, žodžiu, medininkų kontekste, tai buvo pranašiška pozicija. Tai štai, ką reiškia, žodžiu, stoti tiesos pusę. Tai yra pranašo laikysena, sakyčiau. Šio laikmečio pranašo. Čia gal papildysiu šitą klausimą savo klausimu, kurį norėjau užduoti, irgi, kadangi čia buvo paminėta, kad pranašas kalba Dievo žodį tautai. Dabar knygoje tai nebuvo labai daug eksplikuojama ir nežinau, tada reikia. Jeigu sakys, kad nereikia apie šitai kalbėti, irgi viskas yra tvarko, bet daug kartų yra parašyti, irgi toks ir toks gavo Dievo žodį ir tada tai yra Dievo žodis tam ir tam. Kaip reikia suprasti iš vis tą dalyką, arba kaip jūs kaip biblistė tada suprantate šitą dalyką, kad tai yra, kad pranašas gavo Dievo žodį, kurį po to persakė savo tautai. Nes, sakykime, kadangi jūs minite, kad jie yra įsispyrę labai tvirtai ant žemės ir jie tiesiog kalba tiesą, ir tarsi atrodo, kaip ir iš jų tai kyla, bet to pačiu tai yra Dievo žodis. Ir tada antgamtinis dėmuo, čia kažkur jisai veikia šitoje vietoje ar ne, ar, pavyzdžiui, biblistika į tai nekreipia daug dėmesio ir žiūri grinai į žanrinę, sakykime, tą žanrinę vietą. Čia jūs man spastus spendžiate. Gerai, aš nenoriu būti tai spastų, tai nežinau tada kaip paklausti. Ne, čia viskas labai gerai, aš taip taikliai pajuokaut, kaip jūs nemoku. Bet ir iš viso bėda ta, kad man geriau rašyti, o ne kalbėti. O man, matot, man draugas pasakė, sako, tu žmonių per daug nespausk. Tai aš dabar ir sakau, galvoju, jeigu spastai, galvoju, tada geriau nereikia. Jo, tai klausimas, kurio jūs klausėte, tai yra labai, labai rimtas. Kai biblistė, tai, pirmiausia, dėl tos biblistikos, sakykime, kur ten ant gamtinio to, žodžiu, tos žymės ar ne, gali nebūti, tai apgailestauju tik tai, kad tokia biblistika, jinai gali ir galima, bet, nežinau, sunku turėtų būti tokiam biblistui, ar ne? Tai, bet čia kitas diskursas. Bet tai, ką jūs klausėte, žodžiu, apie tą Dievo žodžio, tą matmenį, tą dimensiją, čia yra toks sudėtingas iš tikrųjų labai klausimas ir čia, žinot, aš vėl dabar užsivesiu ir nebaigsiu, bet jūs mokat sustabdyti, ar ne? Ir nepykstu, galit mane sustabdyti. Ar esate jūs girdėję tokį pasakymą kaip tokia savoka kanoninė sąmonė? Ne.
O kanonas esat girdėję, ar ne? Nu tai va, tai kanonas tai yra va, nu čia Biblija, įsivaizduokit, mes turėjome kanonas, ar ne? Ir Biblija yra nuo iki, tai yra tot mūsų žodžių tikėjimas, ar ne? Bet Biblija iš karto nenukrenta iš dangaus, kaip va, nuo iki ir taip sakė. Kol Biblija susiformuoja, Senasis testamentas, kol susiformuoja, po to Naujasis, iš tikrųjų labai daug laiko praeina. Bet nuo ko viskas prasideda? Tikrai viskas neprasidėjo nuo pradžios knygos, ar ne? Pradžia, išėjimo, kunigų ir taip toliau, tikrai ne nuo ten viskas prasidėjo ir net taip pradėtas buvo ir susidėliojo kanonas. Čia yra labai sudėtingi iš tikrųjų ir labai daugiasluoksniai procesai. Bet prieš tai, kuomet knygos raštai pradėjo kristi į kanoną, arba pasakojimai kažkokie, arba kol atsirado tekstai, kurie tapo kažkokiais tai branduoliais, aplink kuriuos po to dėliojosi kažkokie, plėtėsi pasakojimai ir taip toliau, tai tikėjimo bendrijoje, biblinėme Izraelyje, apčiuopiama taip vadinama kanoninė sąmonė. Ir ta kanoninė sąmonė iš tikrųjų buvo kaip ir toks sensorius, kuris tikrino, kas yra kas. Ar ne? Tai va, tai tuomet, kai sakome, tai sakoma Biblijoje, tai žodžiai, kuriuos ten Dievas pasakė ten ir tai mes, pavyzdžiui, sandorinis kontekstas, ar ne? Ir tautas mes jų laikysimės. Tai vat vienas iš tokių labai stiprių branduolių tos apraiškų kanoninės sąmonės. Biblijos tauta suvokia, kad štai va čia yra mums kažkas esminio, į ką mes iš tikrųjų kaip į kanoną, kas matuoja mūsų gyvenimą ir mūsų tikėjimą. Tai lygiai taip pat, žodžiu, aš čia dabar tokį šuolį darau į pranašus, bet bent kad truputį, žodžiu, čia mes kanoninės sąmonės ir kanono jokios doktrinos neišsiaiškinsim, bet kad suvoktume bent truputį, kas tai yra, ar ne? Tai vat, kuomet pas pranašus sakoma, arba ten Viešpaties žodis atėjo tam ir tam, ar ne? Arba po pranašų orakulų, tai Viešpaties žodis. Tai iš tikrųjų, žodžiu, tokiuose momentuose irgi galime atpažinti tą kanoninę sąmonę, kad pati tauta, kuri ir turi ir savo istorinę patirtį, ir religinę patirtį, ar ne, jinai irgi matuoja, žodžiu, turi tą sensorių, tą tikėjimo jausmą, religinį jausmą, kuris matuoja, va tas žodis tinkamas, tai žodžiu, suksimės mes, tai čia orbita dabar tas žodis priklausys tai Dievo žodžio kategorijai, ar ne? Ir va taip va sukasi viskas. Tai aš nežinau, ar jūs to klausėt, nes jūs tiek daug paklausėt, bet labai įdomiai paklausėt. Bet žodžiu, va tai yra ir kanoninės sąmonės dalykai. Tai, o kanoninė sąmonė tai apie ką jinai? Jinai apie tai, kad va, būtent tikėjimo bendrija suvokia, įžvelgia, kad va, tame žodyje iš tikrųjų ne žmogus kalba, o Dievas kalba. Kad tai yra Dievo žodis. Ir kadangi tai yra Dievo žodis, tai jis bus matuoklis mūsų gyvenimą. Ir taip tie žodžiai, tie orakulai, žodžiu, nei vieno pranašo iš tikrųjų nėra, kuris būtų, ten Jeremijas galbūt diktavo sekretoriui kažką, bet nėra, pranašai nebuvo rašto žmonės. Pranašai buvo, žodžiu, skelbėjai, žodžiu, ar ne? Tie, kurie įsiminė jų orakulus, tai buvogi arba tie pasekėjai, arba tauta ir pamažu užrašinėjo tuos dalykus, ar ne? Kadangi įsiminė, kodėl įsiminė? Todėl, kad aktualu buvo, stipru buvo ir buvo pajausta tuo sensoriumi kanoninės sąmonės, kad čia kažkokie rimti dalykai. O su Dievo žodžiu, su žodžiu iš Dievo nežaidžiama. Tai tada ką? Tada tą žodį reikia saugoti, kartoti karta iš kartos, atsiminti, užrašyti ir taip toliau. Tai va, ir taip tie orakulai irgi, kaip čia pasakius,
rinkiniai jų. Augo, kol išaugo į knygas kokias, ar kas čia jau atskiros istorijos. Gal jūs Man būtų tokia, tiesiog čia labai susijęs su pavadinimu, galia ir teisingumas ir būtent ta formuluotė, kad dažnai Dievas prasideda nuo negalios. Ir tas kanoninė sąmonė labai ryškiai pasirodė per Mazuretų sąjūdį, per tremtis. Taiga šitie išminčiai atsidūrė tremtyje, jų žemė okupuota, šventykla apgriauta, visi šventi indai pavogti, išvežti, visos jūros ir visi auksai. Vis tai, jie žiūri, kad kas pas juos yra svarbiausia, tie popieriukai, tas žodis, kuris ten buvo kažkur užrašytas vienas kitas. Ir tie mazuretai pradėjo tą sąmonę įjungti ir atskirti, kas jiems svarbiausia, šventykla, aišku, labai gerai, bet ne šventykla svarbiausia, o tą tikėjimą, tą sąmonę, ir jie atrinko tą kanoną, kurį mes dabar kai ką turime. Ypač evangelikai tą kanoną mazuretišką turi. Ne tokia turtinga kaip broliai, mūsų vyresnėji. Tai ta kanoninė sąmonė taip suveikia būtent per negalę, per trūkumą. Kai žmogus turi trūkumą, jis tada Dieve padėk, kažką reikia daryti. Ir jie pradėjo suprasti, kad tie popieriukai yra svarbesni už šventyklą. Gal dar jūs turėtumėt kokių klausimų auditorijoje? Gerai, tada mes užbaigim tokiu paskutiniu, galbūt kuris, man atrodo, vienas raktinių, skaitant jūsų knygą, tai ta negalios tema, ir jūs labai specifiškai rašot, galėsit pakomentuoti, kodėl per brūkšnelį tą negalę, nes tikrai ne vien su fizinė negalė susijusi, bet ir su daugiau kuo. Ir tada, kad galia, jinai egzistuoja, bet esminis dalykas yra galia kam? Ar galia savo įnoriams patenkinti ir toliau pampti, kaip išsireiškite, ar galia dėl kito. Ir tai labai, aišku, gražiai rišasi tada su Mesijo visa idėja ir to, kas įvyko Jėzuje Kristuje. Tad mums, ką reikėtų fiksuoti galbūt skaitytojui, kuris grįž po šiandienos vakaro namo, ne tik, kad būsim įdomiai pakalbėję apie tai, bet turėdami omenyje jūsų knygą ir tikėkime įsigiję ir perskaitę, po to, kai jie grįž dabar prie pranašų, ką jie turėtų fiksuoti, skaitydami juos ir turėdami omenyje šitą galios dėl kito temą. Man labai iš tikrųjų džiugu, kad dabar tai, ką sakot, Laurynai, tai ir sakot, kad jūs tai užčiuopėte, ir tai aš tai iš esmės ir norėjau pasakyti. Ir kunigas Tomas irgi, pradėdamas nuo referuoti į Samuelio tą visą situaciją, kur ten galia ir negalia yra, irgi apie tą dalyką, žodžiu, pasakė. Tai man labai smagu, nes aš tai ir norėjau pasakyti. Taip, šita knyga, tai man atrodo, kad yra apie tą, pirmiausia, apie galią, kaip sakot, kuri gali būti ir galia nukreipta prieš kitą, ir galia nukreipta dėl kito, žodžiu, arba galia nudobinti kitą, arba galia leidžianti kitam gyventi, leidžianti kitam būti. Tai va, tai pranašai, Biblijos pranašai ir Biblijos Dievas yra šitos antrosios dėl kito galios pusėje. Taip, o toji galia nukreipta prieš kitą, tai yra faktiškai galios perversija. Tai vienas dalykas, ir po to truputį, žodžiu, taip, vedu tą liniją žaismo galia, negalia ir negalia per brūkšnelį, ar ne? Tai šitą dalyką irgi kviečiu, atrasti, bet čia aš, nežinau, aš nenoriu kaip
kaip knygos autorė dabar jums kažką nurodyti, ką jūs čia turit ar neturit atrasti, nes man atrodo, mano dabar jau santykis su šita knyga labai keistas, tarsi ne mano būtų. Žodžiu, paimi ir paleidi tekstą į pasaulį ir tada jau tekstas gyvena savo gyvenimą su kiekvienu skaitytoju. Tai šia prasme aš jums ir negaliu sakyti, na, čia dabar yra šitas dalykas svarbu, jūs atrajate šitas, dar trečias ir punktais čia, ar ne? Ne, aš kažkaip nemanau, kad šitokia autoriaus laikysena būtų teisinga, kaip ir tapytojas pakabina paveikslą savo, ar ne, ir viskas, ir paveikslas gyvena savo gyvenimą. Taip, su kiekvienu, žodžiu, santykė su kiekvienu, kuris tą paveikslą skaito. Tai va, tai ką jūs norit, tą ir atraskit. Žodžiu, kas jums, jeigu jums, žodžiu, patiks Mikėjo diskusija ten tų pranašų su propatrasi, tai jeigu jums patiks koks nors Nahumas, kuris va ten eina tas volas visas ir ten tikrai yra iš tikrųjų to kardo labai daug ir jo istorijos teologija labai ypatinga, atrasite tai. Bet po to atrasite ir kokį nors Joną, kuris diskutuoja su faktiškai Biblijos viduje, diskutuoja ir nesutinka su tuo Nahumu. Taigi tam tikrai ir įtampa biblinėme profetizme. Arba tradicijos vystimasis biblinės pranašų. Žodžiu, būkite laisvi atrasti tai, ką iš tikrųjų, žodžiu, kur dvasia jūs ves, aš sakyčiau. Šiais laikais bus svarbiausia, kaip pranašas pasakė, reiškia, tą Dievo žodį, kai jisai klausė Dievę, kodėl tokia nesąmonė, kodėl taip tokia vargas, kodėl tas neteisingas, atėjo Dievo žodis ir užrašyk tokiom raidėm, kad matytųsi net bėgantis bėgikas galėtų perskaityti. Ir esminis dalykas visiems mums dabar svarbu, kai mes klausėm, kodėl, Dievas atsako, teisus gyvena tikėjimu. Tai va, ką mes turime iš tikrųjų, tai savo kodėl amžiną ir tada atsakymas teisus gyvens tikėjimu. Nuo to kilo ir reformacija. Kai jau jam pasiūlė susimokėti už savo nuodėmes, sako, teisus gyvens tikėjimu. Tai ateina nuo šio pranašo tie žodžiai ir labai svarbus visiems mums, manau, kokios mes būtumėm konfesijos. Ačiū Jums abiems, ačiū už labai įdomią knygą ir iš tikrųjų Jūs taip ir įdomiai pabaigėt su daug klausimų, taip pat kaip ir aš turėjau, ten yra labai daug klausimų ir nebūtinai pasakyta kiekvienu atveju, ką reikia mąstyti, bet mane, kas irgi, ką šitą knygą priminė man, tai yra tai, kad Biblijos pranašai, jie tokie yra neatmiešti žmonės, tai niekas nėra pagražinta, literatūra yra ir rimta tokia, ir tiršta, ir skausminga kartais. Ir klausimų yra keliama labai daug, ir pranašai kelia klausimų labai daug Dievui ir iš tikrųjų niekur neslepia. Tai netgi ir jeigu Biblijos pranašai šiandienai, tai vienas dalykų iš, sakykime, man, kur šiandienai kalba apie tai, kad apsimetinėjimo ten jokio nėra. Yra iš tikrųjų toks tikras žmogiškumas Dievo akivaizdoje, apie ką primena pranašai, tas grumimas su tais tikrais klausimais. Tad kviečiu visus šitą knygą įsigyti, paskaityti. Parašą turit galimybę dar gauti ir tikrai atrasit daug įdomių dalykų. Dar kartą ačiū Jums, kad atėjot. Ačiū Jums. Ačiū.